Elena Ferrante. Neapolietiška saga. 4 knyga. Istorija apie prarastą mergaitę. Anonsas filmuotas Neapolyje ir Iskijoje 2023 m. rugsėjo mėnesį. Elena po skyrybos su vyru grįžo į Neapolį. Motinos nusivylimas dukra didžiulis. Nuncija Greco nebėra labiausiai nusisekusi skurdaus Neapolio kvartalo moteris. Gyvenimas kartu su paauglystės meile Ninu Saratore padovanojo dukrą Imą, bet tarpusavio santykių neišsaugojo. Tai moterų suvedžiotojas, savimila ir garbėtroška. Persikraustymas į vaikystės kvartalą sukrečia Eleną. Narkotikai, sesers vedybos su Kamoros vadeiva, broliai tapę vadeivos kurjeriais. Ši patirtis Elenai padėjo parašyti 3 knygą, kuri visuomenėje sukėlė susidomėjimą, bet supykdė su kaimynais ir draugais. Lila tuo metu sėkmingai vadovavo nuosavai kompiuterių prekybos įmonei, augino 4-metę dukrą Tiną. Gražų gyvenimą sugriovė staigus Tinos dingimas. Ši nelaimė sujaukė moteriai protą, liko įstrigusi netekty, apėmė pagiežą viskam, kas gyva, apėmė vienintelis noras išnykti. Eleną gyvenimas nunešė pirmyn. Iš kvartalo ir Neapolio išvyko 1995 metais. Parašė knygą Draugystė apie 5 dešimtmečius trukusią draugystę, nors ir neištesėjo Lilai duoto pažado niekuomet nerašyti apie ją. Po knygos pristatymo Neapolyje Elena nuolat skambino draugiai, rašė elektroninius laiškus, ji daugiau niekada neatsiliepė. Lila tiesiog išnyko iš ją supusios aplinkos.